tai čia, sprendžiate, sunku dabar kartais tai užšiopti kažką tai tokio ypatingo arba neypatingo, aš nežinau, vienas dėtų. Visi žmonės esame tvarkingi, norim kažką padaryti. Taip, čia faktas. Bet va, ar pasiseka, neaišku dar. O ką reiškia pasiseka, nežinau. Ten, kur nepasiseka, gal yra geriausia. Tiesą sakant. Nes tu turi iškart galimybę dar kažką nuveikti. Tai, jo. Palauk, čia mes turim dabar darbelį. Šitas, jo. Nu va, kaip čia ištau dabar jį? Pasižiūrėti. O, kas yra? Nežinau, matosi, kas nors nesimato? Ne? Ar jeigu, palauk, eksponuot kažkokį atskirai. Jeigu, pavyzdžiui, taip rodyti. Nu, gal čia man žiūrėk. Paviršius. Pavyzdžiui, kaip gyvenimas, tiesą sakant. Kas keisčiausia yra, plokštuma atseit nėra gilumo neturi. O iš tikrųjų, man atrodo, kad galima jame atrasti šiek tiek to gilumo ir tos gyvybės, kaip mes dėl nebedirbam. Jokių problemų čia nėra. Tiesiog pabandom. Gal ir nepasiseka kartais, iš tikrųjų. Gal esi šūdas. Bet pabandyti gali. Va, prašau, pabandžiau. Nežinau, gal nepasiseka. Prašau, pasižiūrėti visą. O aš kalbu apie ką? Apie tai, kad medžiagos naudojamas kokios. Čia yra, aišku, labai netradicinės. Ta prasme, panaudotas kai kuria prasme. Tai yra plaukai, ten, aliejus tradicinis, jo plaukai netradicinės medžiaga. Bet tas judėjimas, sukimasis ir įveržimas į rėmą arba tiesiog noras visada man kažką truputėlį, rėmas yra visada, tada tu įrėmini kažką tai gyvenime. Truputėlį tai yra ir požiūris, viskas. Įrėmintas. Kitaip neišeina. Tai va, mes galim pažiūrėti. Žiūrėk, va. Kiek čia va, niuansų atsiranda, reiškia, tarp tų mano bandomų padaryti rėmų. Ašgi nepajėgus, reiškia, įrėminti visko. Ar aplamai nepajėgus nepadaryti. Bet va, kažką tai taip pakastau. Ir kaip dailikas, nežinau, ar atrodo čia įdomus ar ne. Ką žinau. Pats nežinau, tiek sakant, jeigu tai yra.